Šiandien yra mano 6 diena, 12 diena, 21 kelionės diena, 36 diena, 44 diena, 61 diena, 71 diena, 77 diena, 88 diena, 153 diena, kai aš einu per Ameriką. Bridge of God. Nu tikrai vienas laukiamiausių kelionės etapų. Šiandien pradėsime nuo svarbiausių terminų, kuriuos reikia žinoti. Tai pirmiausia, mes Instagrame atsakėme klausimą, kokie yra mūsų trail names. Gal praleidau, bet įdomu, ar turite ir kokie jūsų trail names? Mano trail name yra Fleetwood. Kaip grupė muzikos. Fleetwood Mac. Yra istorija kažkokia? Tiesiog visą dieną klausau tos dainos Dream. Ir tada užsukom į miestelį ir manęs vienas amerikietis klausė, koks tavo trail name? Sakau, neturiu. Sako, tu kiek tu laiko keliauji? Sakau, 3 mėnesius. Sako, kaip tu gali neturėti trail name, tau reikia sugalvoti kažką. Ir kaip tik užgrojo tą dainą bare. Ir sako, būsi Fleetwood. Gerai, sakau. Tai labai paprastai. Aš esu Switch. Tai kad aš galėčiau papasakot, kodėl mano vardas yra Switch, turime sugrįžti truputį atgal. Ir pirmiausia, pirmas terminas, kurį reikia žinoti, tai yra, kas yra tas trail name. Tai trailo vardas yra vardas, kurio tu negali duoti savo, negali pats susigalvoti, tau jį turi duoti aplinkiniai. Tai kai įvyksta kažkokia situacija, istorija ar kažkas, kitas žmogus tau gali pasiūlyti, nežinau, ten tu paskolini jam vandens ir jisai tada tave pavadina vandens šaltiniu. Ir sako, aš tau siūlau vardą vandens šaltinis. Ir tada tu gali priimti arba atsisakyti ir laukti kito pasiūlymo, iki kol tu gausi savo tą trail name, kuris tau patinka. Tai kai jau vieną kartą gauni, tu bet kada gali jį pasikeisti, bet iš esmės sutinkam žmonės, kurie su to pačiu vardu jau keliauja ten tada 6-10 metų ir panašiai. Tai mūsų čia pirma tokia kelionė ir pirmi trail vardai. Nežinau, kodėl pasiryžau šitą teoriją dėstyti lipdama į kalną, bet... Kita savoka, kurią reikia žinoti, yra hiker box. Tai hiker box yra tokios dėžės, kurios yra išdėliotos šalia tokių visokių kelių, kur praeina daug hikerių. Ir tos dėžės guli ten viešbučiuose, parduotuvėse, nežinau, miesto kažkokiose vietose. Nu, plius minus, tokioj strategiškai geroj vietoj pasiekiamoji arba viešbutyje, kuriame apsistoja dažnai hikeriai. Ir į tą dėžę mes galime palikti savo kažkokius nereikalingus daiktus, bet ne šiukšlės, o tokius, kur iš tikrųjų geri panaudojami daiktai, tiesiog tau toje situacijoje jie nebereikalingi. Tai pavyzdžiui, kas tai galėtų būti? Tu eini per lietaus teritoriją ir pasikeičia orai ir tu žinai, kad tau toliau nebereikės lietaus aprangos. Tai tu visą savo lietaus aprangą palieki, pavyzdžiui, kažkam kitam. Pavyzdžiui, tu turi kažkokį bėrimą ir nusiperki vaistus, kremą, bet tau reikia tik vieno patepimo. Tu gali tą pasinaudoti ir palikti tą hiker box, nes kažkas ras tą daiktą ir jam bus labai naudinga. Tarkim, eini ir baigėsi uodų sezonas. Tai gali palikti savo purškalą nuo uodų. Tai ten visada būna kažkokių drabužių, būna vaistų, medicinos papildų, būna daugybė maisto. Tai būna, kad tu, pavyzdžiui, kaip mes į priekį išsiunčia maisto ir tiesiog neapskaičiuoji, turi dar likusio maisto nuo praeitos savaitės, tu negali neštis ekstra svorio. Dėl to palieki savo gerą, sveiką, savo atsisiųstą maistą toje hiker box. Aš parodysiu dabar savo pirmą pačią sudėliotą hiker box. Čia mano visi daikčiukai, kuriuos palikau kažkada ir labai džiaugiausi. Ir tai įsivaizdavau, kaip ateis kažkoks žmogus, kaip ras tos skanumynus ir labai apsidžiaugs. Tai va, taip pat visokios kempingo dujos, pavyzdžiui, jeigu tu nusipirki naują balioną, nes tau seno nebeužteks, bet senas dar yra iš tikrųjų puspilnis. Tai palieki jį kažkam kitam. Ir tas kažkas kitas atėjęs, jisai gali pasiimti viską, ko jam reikia. Ir iš esmės taisyklė yra tokia, kad tu kažką turi atgal įdėti. Tu kažką pasiemi, bet kažką iš savęs palieki. Taip tie daiktai išlaiko kokybę ir jo, visi taip dalinasi tiesiog vieni su kitais. Tai kas matė visus šitus video nuo pat pradžių, matė, kad aš pradėjau šitą kelionę su tokia skrybėlaitė Palangos damos, kaip aš pati įvardinau. Ir pažadėjau, kad kai aš baigsiu kelionę,
Aš būsiu su pačia kiečiausia kepurė, kokią tik rasiu. Tai už šitą juodai balta, ne šitą, tas, kur aš tokį skrybelaitį nešioju dryžuotą. Tai ir bus tikrai mano finišo kepurė, tai mano gimtadienio dovana ir absoliučiai mėgstamiausia kepurė. Bet iki gaunant ją, aš kiekvienai hiker box, kur rasdavau kažkokią kepurę, aš visada išsikeisdavau. Palikdavau savo, su kuria esu, ir pasiimdavau naują, kietesnę, kuri man labiau patikdavo, ir eidavau toliau su ją. Ir kurį laiką matėte jau su tokia rožinė kepurė. Ten buvo parašyta Man Official. Tai man labai patiko, aš galvau, kad aš su ją jau iki galo ir nueisiu. Bet ta kepurė, aš ją radau hiker box. Ir aš tiesiog ėjau trail vieną vakarą. Ir mergina statėsi palapinę ir mane pamatė su ta kepurė. Ir jinai sako, oh my god, čia mano kepurė. Ir aš net taip nepatogiai pasijaučiau, nes galvoju, gal jinai pametė tą kepurę ir kažkas rado įdėjo hiker box ir dabar aš atrodo, kad pavaigiau tiesiog jos kepurę. Bet ten viskas labai gražiai susiklosi, nes jinai tiesiog iš tikrųjų papalikus tą kepurę, jai nebereikėjo. Ir jinai tiesiog labai apsidžiaugė, kad kažkas naudoja toliau jos tą kepurę. Ir aš jau taip nueidinėjau. Ir jos amerikietės ir su draugė pasikalbėjo. Ir manęs iš nugaro šūktelėjo, ar tu turi trail name? Sakau, ne, neturiu. Sako, tu būsi Switch, nes aš jam papasakau tą istoriją, kad aš nuolat keičiu kepurės. Tai vat būtent dėl to, kad aš nuolat keičiau tas kepurės, aš gavau šitą vardą Switch. Radom tas uogytės, kur pasakau praeitam. Huckleberries, pažiūrėkite su tokios. Tai jos atrodo kaip mėlynės, bet skonis visiškai kitas. Ir čia vat šitose apylinkėse, nebeįmanoma, toliau tiesiog stovim ir užstrigom ties uogytėm. Begalybė, čia visi vat krūmai raudonai, kur šviečia, čia jos ir auga. Ir čia meškos valgo tos uogas. Tai dabar visose apylinkėse, visose kavinėse tiesiog Huckleberries pyragai, Huckleberries kavos, Huckleberries viskas. Aš ieškau vertimo, gal kažkas tiksliau žinos, bet man jas verčia kaip mėlynės tiesiog, nes tiesiog, kaip suprantu, mes neturim šitos uogytės. Visiškai suprantu meškas, kodėl jos mėsos nevalgo uogytės. Šiaip įprastai šitoj kelionėj Pacific Crest Trail keliautojai praleidžia apie 200-300 mylių dėl gaisrų. Mums šiaip, žiūrėk, Wildcat Fire. Mums labai pasisekė, nes čia yra mūsų tik antras gaisras. Ir gali būti, kad mums iš vis labai mažai reikės praleisti ir dėl šito. Uždaryta, čia mėlynai pažymėta. Uždaryta. Tai nors, pavyzdžiui, mes žinom informaciją, kad mūsų trailo yra uždaryta ten, nežinau, ten tarkim 50 km, tiksliai tikrai nepasakysiu. Bet kai tarkim yra viena dalis uždaryta, gali būti, kad visur čia aplink yra pilna dūmų ir viską, ir ten tiesiog miegoti ir eiti nelabai rekomenduojama ir nelabai ir norisi tiesiog. Nes mes jau buvom, aš rodžiau prie gaisrų zonų, ten tiesiog nenormalus smalkių ir dūmų ir visko kvapas. Tai mes bandom dabar išsiaiškinti, kur mums reikia atsidurti, kad mes jau išvengtume šitą Wildcat Fire. Ir čia jau tikrai paskutinis gaisras mūsų kelionės. Tikiuosi bent jau. Pažiūrėkit, kaip šiandien ryte atrodo kalnai. Tai mes jau esam apvažiavę savo gaisrą ir mes šiandien čia vėl pradedam lipti iš šitus kalnus. Tai ką žmonės daro, tai jie dažnai grįžta kitais metais ir pereina tas distancijas, kurias teko praleisti. Mes jau šitos galimybės nebeturėsim, dėl to labai gaila ir jau turbūt šiandien tiesiog eisim čia jau kas bus, tas bus. Bet tu pažiūrėkit tą kalną, kur mes prieš tai buvom. Visiškai nebesimato. Graužia akis dūmai truputį, ne? Nežinau, dabar planas turbūt yra bandyti tiesiog eiti ten ir tada žiūrėti, kas bus. Įsikvėpę tiesiog gyventi, išėjom atgal į trailą. Tai šitas vyras yra 55 metų. So far I've fixed 12. This would be 13 zippers. Važiavo pas mus vyras su dviračiu ir tiesiog pradėjo siūlyti visą pagalbą. Sako, aš galiu jums viską padėti. Tai dabar ką jisai pirmiausia daro, tai jisai papildo mūsų dujų balioną. Tada dabar iš ten pasiūlė viskas prekes. Dabar jis įstaisys mūsų palapinės užtrauktukus. Jis mūsų paklausė, kaip mes jaučiamės, kad mums liko kelios savaitės tiesiog kelionės.
kaip mes jaučiamės vat, su ta mintim, kad dabar viskas pasibaigs, vat, šitas didelis gyvenimas su nuotykiais kiekvieną dieną ir ar mums nebaisu tiesiog grįžti į realybę. Ir kažkaip mes pasakėm, kad būtų nebaisu, mes galvojam apie kitą savo nuotykį, kurį patirsime. Ir jisai toksai sako, čia pats geriausias dalykas gyventi ir jisai su tokia pilna širdim pasakoja mums, kaip vienintelis būdas neišprotėti gyventi yra tiesiog turėti kitą nuotykį, kurio tu lauki. Ir paklausėm, koks jo kitas nuotykis. Jis sakė, highway uždarytas. Tai mums kažkur į kairę? Aš turiu žemėlapį, pasižiūrėjau. Gerai. Ir jisai sako... Tiesiai. Jis sako, koks kitas jūsų nuotykis. Ir sako, jis visakit, arti 60 žmogui. Ir jisai man kaip mažas vaikas sako, ai, čia bus toks nedidelis nuotykis, aš važiuosiu 2 savaitėms su dviračiu, čia kažkur apylinkėse. Ir sako, bet mano mėgstamiausias dalykas yra, kai reikia kažkur su dviračiu kelti su keltu. Ir jis toks sako, ir toj kelionėj bus 2 persikėlimai su keltu, sako, aš toks excited. Tai labai miela buvo. Ir tada tiesiog pradėjom kalbėti, ką jisai veikia gyvenime, iš ko gyvena. Kalbėjom tiesiog apie apartamentus, kad mūsų, sakom, labai mažas butas. Ir tada juoktis pradėjo ir sako, mano visas namas yra 18 kvadratų. Jis sakė, 18 kvadratų. Tiesiog pažiūrėkit, tokio dydžio apartamentuose yra tiesiog būgnai. Ir aš pradėjau juoktis ir sakau, labai juokinga, kad vis tiek tokiai vietai turit būgnus. Tai sakė, kad tai yra labai svarbu. Ir ką jis dar papasakoja, tai paklausėm, ką jis šiaip veikia gyvenime, kaip užsidirba pinigus. Ir jisai sako, aš keliauju tiesiog su dviračiu ir aš, pavyzdžiui, ateinu į restoraną. Ir aš matau, kad jų meniu kažkoks yra blogas. Ir aš jiems tiesiog pasiūlau pakeisti jų meniu, sako, aš turiu dizaino, kaip background. Ir pasiūlau jiems padaryti meniu. Ir sustoju ten 3 dienoms į miestą, pasirūpinu visais tų mažų kavinių ir kažkokių vietų verslais. Ir tiesiog važiuoju toliau. O mes viskas su tokia gražia istorija sugrįžom į trailą. Ir pradedam savo, man atrodo, 2 pastes likusią savaitės kelionėje. Aš apie šitą savo kelnes pasakoju jau 15 kokį kartą, kaip aš jomis džiaugiuosi, nusipirkau prieš kelionę Decathlone už $17 eurų, tam, kad apsaugotų nuo vandens, nuo lietaus, jas mane šildo ir apsaugo nuo odų. Odai buvo pagrindinė priežastis, dėl ko jas pirkau. Tai įsivaizduokit, man jos taip pasiteisino šitoj kelioniai, kad aš jas taip sudėvėjau. Julius turi lygiai tokias pačias ir pas jį visiškai sveikos, nes jis buvo užsidėjęs gal 3 kartus. Aš jas beveik kiekvieną dieną nešioju, tai dabar jau visiškai taip man jos suplyšusios, kad jau dabar kaip piratas vaikštau su viena koja, nes jau visas šonas toks atsivėrė. Aš nebegaliu pasisotinti. Pažiūrėkit. Aš bijau, kad aš grįšiu irgi nebegalėsiu pavalgyti nieko. Wow. Aš tiesiog viską kamšu į save ir aš niekaip sotumo jausmo nebejaučiu. Wow. Turėjau nesustabdyti video, kad padaryt nuotrauką iš šito picos valgymo. Tikrai čia vieną kartą gyvenime tokia patirtis būna, tokia vieta picos valgyti. Bet kame yra esmė, kad pažiūrėkit, kur mes esam. Mes esam Vašingtono valstijai, kur visi mums kartoja, kad čia bus tiesiog neįtikėtina, gražiausia, aišku, ir sunkiausia eiti, bet aš tiesiog einu ir kartoju, wow. Nu tiesiog, tarsi už to kampo jau visai kitas vaizdas buvo. Kokia grožia kalnai. Ir esmė tame, kad čia praėjo 5 valandas nuo to laiko, kur aš ryte filmavau, kaip mes pradėjome eiti per greitkelę ir užsukom į taką. Mes spėliojom, koks bus tas Vašingtonas, apie kokį čia grožį žmonės kalba. Čia yra neįtikėtina. Tu sakei šitų kalnų pavadinimą, kad žinai? Aišku, kad žinai. Kaskados. Kaskados. Cascades. 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 Cascades North. Mes esam Cascades North. Ir čia mūsų paskutinis kalnų masyvas. Cascade Mountain Range. Bet matai, kaip skiriasi nuo Sieros Nevados. Čia vulkaninės kilmės kalnai ir iš karto spalva kita. Geras. Rudi tokie. Va tokie, auksiniai. Žodžiu, dabar šitas 2 savaitės, kurios liko, bus tiesiog šventė. Jau taip lengva dabar su to sunkumu susitaikyti, kur eini ir žinai, tiesiog, kad liko, tai tikėtina, kad liko, kokias kiek, tarkim, 2 savaitės skaičiuokim.
šitų dienų gražių. Gal išsikelkim kažkokį tikslą asmeninį. Turi kažką susigalvojęs? Kol čia esam? Nu, vat jo, tas 2 savaitės likusias. Tikslą susigalvoti, ne? Ką dar galim nuveikti? Nu, galvoju, gal kažkokį asmeninį. Turiu šūkį sugalvoti, Tenka. kurio vadovausias grįžęs. Klausau. Klausai? Jo. Dabar? Aš tai dar 2 savaitės turiu pagalvoti. Ai, susigalvos šūkį. Taip, čia mano Labai iššūkis gerai. toks. Labai gerai. Tai tu susigalvosi šūkį. Šiaip tai gera mintis. Mhm. Aš visada, kai ChatGPT kažko klausiu, nu kažkokių ten, pavyzdžiui, ten psichologinių dalykų, ten, kaip ten, nežinau, nu, vat kažką daryti arba nedaryti, nu kažkokį tipo patarimą duoti, tai jis visada man va šitą duoda. Ar aš galiu tau sugalvoti frazę, kurią tu galėsi kartuoti, kai tau bus sunku? Ir aš niekada nenoriu, aš sakau, nenoriu, ir tada vėl kažką paklausiu, ir vėl jis man sako, ar aš galiu tau sugalvoti frazę? Sugalvokim keletą frazių variantų, jeigu tau nepatiks, mes galėsime pakoreguoti. Bet ne, nedarau šitą. O aš, norėjau kažką sakyti? Galėtų tavo robotas man sugalvoti. Aš paprašysiu, šiaip ten, jo, paprašysiu. Mane kažkas pavadino maža tarzaniukė ir sakė, kad labai įdomu, kaip aš grįšiu į realybę. Tai man šiandien, va dabar ką tik, išsiaiškinau ribą, iki kokios mes nuėjom. Tai einam stovyklauti jau vakare ir praleidom visus vandens šaltinius. Nu, jau prieš kurį laiką turėjom prisipildyti vandens ir reiškia, kad miegoti einam, nu, vat su tiek vandens. Tai čia realiai dantėm išsivalyti tiesiog. Nu, pasižiūrėjom, kad realiai visai netoli rytoj tas vanduo ir nusprendėm pasilikti ir einamas pro tokią balą. Ir abu tokie žiūrime tą balą. Ir abu tokie sakom, nu gerai, čia gal negersim. Tai vat mūsų riba yra tiesiog pelkė. Iš tokios mes negersim jau. Labas rytas. Dabar realiu laiku aš valgau beigelį pusryčiams su mėlynėmis. Tiesiog džiaugiuosi kiekvieno maisto kąsniu ir viskuo, ką galima valgyti. Ką galima tiesiog sukaupti save, kad gauti kažkokių jėgų ir kad lipti tuos pabaigos kalnus. Tai realiu laiku aš valgau beigelį, bet dabar papasakosiu, kas mūsų laukia ir uždėsiu vaizdą, su kokiu mes vakar tiesiog visą vakarą ėjom. Aš tiesiog negalėjau nustoti filmuoti, buvo taip gražu. Visų pirma, šiandien patikrinau visas interneto galimybės ir patvirtinsiu dar kartą faktą, kad šitą video jau pasidalinsiu būdama prie Kanados sienos. Tai visiems žmonėms, kurie man kartais per Instagramą parašo, kad aš ilgai kažko nesidalinau ir ar man viskas gerai, tai aš į ateitį pasakau, kad man viskas labai gerai. Bet negaliu tiesiog pasidalinti. Istorija mūsų yra tokia, kad tiesiog neįtikėtina, mums liko 2 sustojimai. Ten vėl pasiėmėm savo siuntos dėžę, mes ten stojom pasiimti savo siuntų su maistu. Ir viskas. Kitą sustojimą jau esam pasižymėję Kanados sieną. Tikrai reikia daug jėgų šitame ėjime. Dar net nepriėjom tos baisiausios Vašingtono dalies. Bet, pavyzdžiui, vat pradeda skaudėti kažką ir net negalvoja apie tą skausmą, toks galvoja, ai, praeis ten, jeigu nepraeis, tai jau lėktuvį išsigydysiu. Tai viskas, iš esmės, kitam sustojime mes jau turėsim galimybę nusipirkti lėktuvo bilietus iš Seatlo, susidėlioti tolimesnius planus. Tai ir liūdna, ir smagu, ir jau tikrai laukiam pabaigos, nes dabar tam Vašingtone nenormaliai gražu, bet čia jau šalta, mes vėl pakilome didelį aukštį, dideliam aukštyje, kai miegi. Miegas yra labai nekokybiškas. Prabudinėjai naktį. Tai žodžiu, tokia istorija. Tai šiandien mes vėl einam, kylam, leidžiamės ir nežinau, jeigu bus kažkas gražaus, nufilmuosiu.
Aš čia gaminu pusryčius, čia žodžiu verda vanduo, čia dalinu užkandžius į 3 dienas, ten laukia kiaušinienę, kad užpilčiau ją vandeniu. Ir žiūrėkit, mes turim nutelą kaip visada. Ir tiesiog Julius uogauja, jisai pririnks pilną huckleberries. Ir mes valgysim sumuštinę su nutela ir su huckleberries. Aš žinau ir kiaušinienės dabar. Nu, parodai, ką sužvejojai. Biški lapų prikrito. Nu va, puslitriukas. Mėlynė. Ačiū, žmogau. Gali pasiimti čaukštą, galėsim jau valgyti. Atrodo, kad kažkokią apdovanojimą gavom už kažką. Dabar pirštai kokie. Wow! Aš jau esu nuėjęs, aš nebeįsivaizduoju to skaičiaus. Bet turbūt, kad 3500 km, turbūt jau daugiau. Ir mano kūnas toks pavargęs. Tiesiog fiziškai jis jau toks pavargęs, toks įsitempęs. Ir taip sunku šitas paskutinės savaitės sulipdyti kažką iš savęs. Truputį duoda jėgų tas, kad paskutinės savaitės, bet kūnas toks pavargęs. Ir aš noriu gerti labai. Aš noriu labai gerti ir dabar lipu į kalną, kuris užims 15 km. Ir aš net nežinau, gali būti, kad aš visas tas 3 valandas ir negausiu vandens. Ir aš visą laiką einu ir va toj pusėje jaučiu, net nejaučiu, o girdžiu krioklį. Bet niekaip prie jo nepriartėjau. Turiu dar lašą vandens, bet bandau taupyti dabar, nes neįsivaizduoju, kada bus kitas vanduo. Dieve, mes sutikom žmogų. Yra toks Mount Rainier čia. Visai netoli, kur nuo dabar esam. Ir jisai pasakoja, kad užsiema alpinizmu, bla bla bla, ir paklausiau, ar neplanavo daryti mūsų kelionės. Ir jisai sako, kadangi turiu šeimą, vaikus, žmoną, nelabai turiu galimybės. Jis gyvena prie patako. Nelabai turiu galimybės taip vat išvykti ilgam laikui. Ir jis yra savo išsikėlęs asmeninį iššūkį. Tai aplink tą kalną apibėgti. Aplink tą kalną atstumas yra 100 mylių. Ir jisai kiekvieną rytą keliasi 4 ryto prieš darbą ir prieš vaikus. Ir treniruojasi apibėgti tą kalną per 24 valandas. Tai reiškia, kad per vieną parą jisai nori nubėgti 160 km. Aplink kalną sukilimas yra jeigu neklystu, sakė 26 000. Ir va taip žmogus keliasi 4 ryto ir bėgioja milžiniškas aukščius tam, kad išsitreniruotų ir vieną dieną tiesiog per 24 valandas nubėgtų tuos 160 km aplink savo kalną. Wow, kokia aš pavargusi, jūs net neįsivaizduojat. Mes kiekvieną dieną jau kalbam tik apie finišą. Emociškai belenkai pailsėjusi, belenkai stipri. Bet fiziškai koks pavargęs kūnas. Bet toks nenugalimas kūnas, čia yra nesuvokiama tiesiog. Ką šitas kūnas daro? Ir miegoti. Kaip šalta, jūs neįsivaizduojat. Tai žodžiu, aš dabar kiekvieną dieną tiesiog dėkoju. Čia dabar yra jau kažkelinta diena, kai mes lipam tais Vašingtono aukštais kalnais, kur bijojau lietaus ir šalčio. Ir kol kas visos dienos tokios karštos ir saulėtos. Ir aš tiesiog kiekvieną dieną dėkoju. Kad ir karšta dabar man, kad ir aš noriu gerti, bet ačiū Dievui nelyja, ačiū Dievui, aš galiu džiaugtis geru oru dabar. Bet naktis, kaip ir planavom, labai šaltos. Bet taip nemalonu, jūs neįsivaizduojat.
Ta prasme, mes turim visą pasiruošę, mes turim visą audimas merino vilnos kostiumą, nuo, ta prasme, kepurės iki šaliko, iki kojinių, timpų maikių, aš iš vis mėgau su maikė ir su ilgom rankovėm maikę. Ir aš mėgau su striukė, mes turim audimas pukinės striukės. Tai tie rūbeliai tiesiog neįtikėtinai šildo, bet tiesiog taip šalta miegoti ant to žemės. Mes nemėgam ant žemės, mes mėgam ant kilimėlių. Bet labai labai šalta ir tuos miegmaišius susisukis tais visais rūbais laksniuotais. Ir kiekvieną kartą, kai nori apsiversti, tiesiog prabundi ir visus tuos sluoksnius taip susisuki ir į kitą pusę užsiverti. Tai naktis dabar labai sunkios, bet jų tiek nedaug liko, kad aš čia nesiskundžiu tiesiog. Jo, tai nežinau, žinokit, mes lipom, bet paskutinė sekcija kelionės yra realiai paskutinės 4 ar 5 dienos. Tai yra nuo paskutinio sustojimo iki Kanados sienos. Ir va ten yra tikrasis išbandymas. Neįtikėtinas dalykas, kad kelionė ne kažkaip normaliai subalansuota, kad ten sunkiau, lengviau. O čia tiesiog viskas aukštyn eina. Viskas sunkyn. Ir pačias sunkiausias dienas turėsim pačias paskutinės. Kai jau būsim labai pavargę. Ir esam labai pavargę ir tiesiog vis tiek labai gera, nes jau nebėra kur pasiduoti. Aš jau dabar iš tą kalną lipu, sustoju ir man vis dar tos pačios mintis galvoja, kad užteks, pasiduodu. Ir čia ta mintis, kur aš, pavyzdžiui, bėgioju Lietuvoje. Aš kurį laiką bėgiojau ir 3 kartą tą mintį išgirstu, kur tipo, užteks, pasiduok. Ir einu namo. Ir čia ta mintis tokia. Nu gerai, dabar jau tikrai užteks. Ir aš sustoju ir suprantu, kad niekur aš neturiu kur eiti. Esu tiesiog kalnų vidury kažkur ir aš neturiu kur pasiduoti. Oi. Wow. Geriausias dienas gyvenime. Būna dienų, kai valgom nutelą su agytėmis ir būna dienų, kai nutelą va taip iš šalčio niekiek neužsidaba. Bet tokia sušalusi vargšė. Pas mus jau visiškas ruduo, jau reikia visko, ir šaliko, ir pirštinių, kelnių nuo lietaus, striukės. Gražus labai vaizdas, gražios spalvos rudens. Bet jau ir šį vakarą dangus toksai. Tai tiesiog prie pat jau finišas, tiesiog spaudžiam, skubam. Tiesiog liko labai nedaug iki finišo. Mintimis aš jau visiškai ten esu. Liko tiesiog tas paskutinės mylias surinkti. Ir viskas. Leistis žemyn į miestą iš tų kalnų. Ir šiaip ruduo labai labai gražus. Taip viskas gražiai spalvota. Dabar jau su kiekviena diena fiziškai jaučias, kad yra vis šalčiau ir šalčiau. Bet mums liko realiai nueiti iki Kauno. Tai yra 60 mylių. 100 kilometrų. 100 kilometrų mums liko nueiti. 100 kilometrų. Nėra jokio liūdesio, nėra jokios nostalgijos, nieko, tiesiog kadangi yra šalta, lyja naktimis, šlapia, esam pavargę, tai tiesiog su tokia gera nuotaika ir nusiteikimu tiesiog iš visų jėgų bandysim eiti, gal nežinau, šiandien galbūt per naktį eisim, kiek tik tai gausis, nes jo, viskas, baigsis mūsų kelionė. Nu jau žmonės, kuriuos sutinkam, jau sveikina ir sako, kad jau pavyko ir padarėm tai. Yra vienas dalykas, kad anksčiau galėdavai tiesiog tiesiai, mums iš esmės iki Kanados sienos liko 50 km, tai pusė kelio. Ir anksčiau galėdavai tiesiog eiti tiesiai į Kanados sieną praeiti ir ten užbaigti savo kelionę. Ten tokį specialų leidimą išduodavo, kad galėtum patekti į Kanadą. Dabar mes to nebegalim daryti, dėl to mes
Dabar 50 km einam iki Kanados sienos ir dar 50 km turėsim grįžti atgal to pačiu keliu, kuriuo einam dabar, iki artimiausio kelio. Koks laimingas žmogeliukas. Tikrai užteko jau. Žodžiu, mano mikrofonai užšalo ir aš nebegaliu normaliai net įrašinėti, dėl to aš nieko net nenufilmavau ir nepapasakojau. Ir tiesiog, nežinau, svarbiausia žinoti tai, kad va ten jau finišas už 50 km. Kiek sakė liko iki Kanados? 14,6 mylios. 14,6 realiai mes turbūt jau matom Kanadą ten kažkur. Oi. Tai išveido toks laimingas žmogeliukas, aš negaliu patikėti. Toks pasididžiuojantis. Šaunuolis. Mes esam 10 mylių nuo Kanados sienos. Esam išsekę ir koks mūsų planas? Nežinau, neįsim turbūt šiandien iki sienos. Galvojom ryte, kad nueisim per naktį, bet... Dar paeisim kokias 5 mylias ir pasiliksim 5 rytoj. Ir rytoj jau paliksim savo kuprinę stovyklavietėj ir eisim be kuprinę iki sienos. Ir tada liks grįžti 50 km iki kelio. Bet jau rytoj taip įsivaizduoju, kad bus tokia šventiška diena ir nueisim ten kokius 45 ir tada jau poryt grįšim į miestą. Važiuosim į Seatlą. Na, žiauriai pavargau, bet aš net nežinau, toks net ne fiziškas pavargimas, o toks ir psichologiškai ir tiesiog jau taip apie miestą svajojam, tiesiog apie karštą maistą, apie... Julius tai iš viso, aš jam rodžiu kažkokių patiekaliukų nuotraukas, tai sakė, tiesiog negali žiūrėti. Bet gerai. Nu ką, varom? Jau užuodį klevų sirupą. Jo. Tai šiandien mes jau nuėjom 50 km. Ai, tai rytoj, kadangi mes eisim iki sienos, mums daugiau bus. Ai, supratau gerai žodžiu. Ką tik mačiau pirmą savo šiaurės pašvaistę. Užkilame viršūnį ir tiesiog matėm šiaurės pašvaistę. Žmogau, mes rytoj pešiam pereisim Ameriką. Ėjom 5 mėnesius, bet rytoj bus jau ta diena. Dar reikės atgal grįžti, bet mes rytoj pereisim Ameriką. Realiai jau viskas, jau po tų ten 10 km, kuriuos ryte nueisim, mes viskas jau būsim prie Kanados sienos, jau per atgal einančius 50 km gali bet kas nutikti, mes jau būsim perėję pešiam Ameriką. Šiandien labai gražus žvaigždėtas dangus. Iš vis šiandien einam ir tiesiog dalinamės prisiminimais iš visais kelionės. Tai man žvaigždės tiesiog primena, kokią gražią vasarą turėjom, kai galėjome miegoti savo Stargazer kit su palapinė tuo tinklu. Ir tiesiog naktim prabundi ir matai žvaigždės. Čia labiausiai neįtikėtina patirtis buvo tiesiog miegoti po atviru dangum. Tiesiog prisimenam visus žmonės, kuriuos sutikom, kurie mums padėjo, prisimenam maistus, kuriuos valgiam. Ir žiaujam, nes tiesiog kažkaip reikia dar iškentėti, vat šiandien ir rytoj. Rytoj gal lietus nebelis. Ui.
Labas rytas. Dabar yra 6 ryto ir mes einam paskutinius 10 km iki Kanados sienos. Aš esu apsirengus visiškai visus drabužius, kuriuos turiu. Ir miegu su visais drabužiais, kuriuos turiu. Ir kiekviena naktis tiesiog šaltesnė už kitą. No fun at all, man. Bet negaliu patikėti, kad iš vis tu atsikėlei 6 ryto ir pažadinai mane, nes aš tiesiog bandžiau ignoruoti faktą, mane žadino. Ir aš tiesiog, nes aš miegu taip sulindus pilnai su visa galva po miegmaišiu. Tai aš apsimečiau, kad iš vis negirdžiu, kad niekas keliasi. Ir bandžiau tiesiog išsisukti, bet viskas einu, nepavyko mano planas. Nebaigiau sakyti apie šaltas naktis, kad tiesiog, nežinau, kiek laiko neįmanoma miegoti ir tiesiog miegi ir realiai kas valandą prabundi ir galvoji, kaip šalta, kaip noriu užmigti. Ir tada vėl užmiegi. Bet viskas, čia buvo realiai paskutinė naktis. Tik tai mums šiandien reikia nueiti ten gal 65 km iki kelio, kuris nuves jau į mažą miestelį, kaimelį ten apačioj. Na tai čia be šansų, kad mes tai padarytume, nes tiesiog neįmanoma. Tai dar kažkur miegosim arti aukštai kalnuose, arti išėjimo į kaimelį, bet jau manau, kad bus nebesvarbu. Jau galima bus pakentėti tą šaltį. Tai galiu skaityti oficialiai, kad čia buvo paskutinė tokia naktis. Kai reikia keltis ryte, šiandien atsikeliu ir Julius sako, tu apsirenk kuo greičiau ir viskas ir nebebus šalta, nes jis pirmus atsikėliau, ten viską apsirengi ir sako, kuo greičiau apsirenk ir nebebus šalta. Ir aš sakau, viską apsirengus ant savęs, aš tiesiog nebeturėjau ką rengtis. Užsidėjau savo lietaus kelnes, kurios jau tokios suplyšusios, kad tiesiog jau ten nebesikaupė niekur šiluma. Viskas. Ką tik matėm ženkliuką, tai tokį iš akmenukų sudėliotą skaičiuką, kad liko 6 mylios, tai reiškia liko lygiai 10 km iki Kanados sienos. Čia yra ta vieta, apie kurią pasakojau, kad jeigu mes eitume dabar šitų kelių toliau, už 12 km ir jau viskas yra kilometrais, mes prieitume Kanadą. Ir iki highway būtų tik 12 km, bet kadangi siena yra pilnai uždaryta ir negalima ten patekti, tai mums dar reikės grįžti tas 50 km, kur sakiau, bet man pats gražiausias dalykas ant šitos sienos yra va šita proskina, pažiūrėkite, kaip siena padaryti miške. Čia yra Amerika ir už šito praskirimo jau yra Kanada. Welcome to Canada, Julius. Welcome to Canada, Dovilė. Vis tiek geriausias dalykas yra mūsų šuniukas, pažiūrėkit. Mes atėjom ir didžiai tiesiog pačia jau kabo. Jau laukia mūsų. Negaliu patikėti, nerealu, kas užkliavo įdomu, žiauriai. Aha, labai daug kas užkliavo. Nes mes žmonėms duodavom tos lipdukus. Ai, mums reikia užpildyti dienoraštį. Davėm žmonėms tos lipdukus ir ant Mount Whitney užlipę vieną radom. Wow. 6 metų. Ant Mount Whitney užlipę vieną radom ir dabar atėjom ir ant Kanados sienos vieną radom. Dar Amerikos vėliava yra. Kokie mėly tie pagaliukai. Iš ta Meksikos tokia liūdna vėliavėlė jau. Ir ta pagaliuka tokia su pleistrais jau sulipdyta visa. Tokia čia lipni juosta. Bet dar laikosi. I can't believe I'm here. Norėčiau visus nusifotografuoti. Ir perskaityti viską. Davai pafatkink, ką? Paskui, kad mes paskaitysim. Gerai. Labai noriu. Palaikyk, aš padarysiu. Ir tada aš eisiu pati rašyti. Aš radau savo mintį. The life is too short. Enjoy it. Wow, kaip gražiai čia kiti parašė. Koks gražus raštas iš tikrųjų šito žmogaus. Tiesiog epic. O va šitas yra... Well, now what? Well, now what? Julius rašo knygą, aš skaitau atvirkščiai, ką jisai rašo ir tiesiog
graudinuosi laikydama šitą knygą, kiek čia daug istorijų ir kiek daug mūsų istorijos čia. Julius parašė, pirmas sakinys yra I can feel my knees when I'm with you. But I love it. Koks geras žmogau. Šeima visą laiką stebėjo mūsų kelionę per satelitą. Susirašinėjom per satelitą. Dabar jau einu atgal. Ir skaitau žinutės. Tai dar labai graži dalis yra. Tiesiog, ta prasme, šeima visa ir mano ir Juliaus mus taip palaikė. Ir tiek palaikymo žinutės siuntė, kad dabar labai geras skaityti paskutinės. Tai mama parašė, kad o dievulėliu, kaip smagu girdėti, būtų mano valia, atsiųsčiau malūnsparnį, kad nuo Kanados sienos jūs paimtų. Aš Juliaus žinučių gal neskaitysiu, bet man sesė parašė, kad jie jau tokia kasdienybė tapo, kad mes einam, kad tik dabar suprato, ką padarėme. Vau, didžiausia apkabinimai, sunku patikėti, vėl kaip didžiuojamės. Labai graži diena. Baigęs mūsų paskutinė naktis palapinė, jūs pažiūrėkit, su kuo mes atsikėlėm. Pirmas sniegas. Baigęs mūsų paskutinė naktis palapinė, o dieve. Kaip aš džiaugiuosi, žmogau. Bet čia laukia nėra prisnygę, tiesiog mūsų palapinė jau apšalo, taip, bet tiek šalta mums miego dabar buvo visą laiką. Oh my god, paskutinis apsirengimas apačioj, ten, kur bus mažas miestelis, į kurį mes pirmą pateksim, yra kepyklėlė su bananų duona. Wow! Dabar yra 6 ryto ir mes jau judėsim ir kuo greičiau norim ten atsidurti. Tiesiog mums reikia žemyn nusileisti. Pažiūrėkit mano kuprinę, kuri buvo laukia, kaip juokinga. Aš tiesiog šiandien dėkoju visiems pasaulio, nežinau. Snigo. Bet gal snigo iš tikrųjų? Tiesiog, kad šiandien viskas, mums liko 10 km iki kepyklėlės su bandelėm ir kava ir viskuo. Šiandien tiesiog, vakar buvo šventė pabaigos, o šiandien tiesiog šventė. Aš negaliu patikėti, kaip simboliška, kad mes turėjom pabaigti kelionę iki sniego. Per sniegą mes neturim galimybės ir šitos įrangos eiti tiesiog. Ir mūsų kelionė baigėsi būtent šiandien su pirmu sniegu. Kur Kanada? O Meksika? Aš vis nežinau. Ten. Kepyklėlė ten. Varom į kepyklėlę. Šiandien paskutinius 10 km. Tokios sunkios kojos. Taip sunku šiandien eiti. Tai mūsų planas yra nueisim 10 km. Ten nusileisim nuo kalno didelio į miestelį, kaimelį. Lauks mūsų kepyklėlė. Ir tada ieškosim būdų, kaip atsidurti Sietle. Ten pailsėsim, paatostogausim, pavalgysim, pamiegosim šiltai lovoje ir skrisim į Lietuvą. Labai laukiam visko. Ir Sietlo, ir Lietuvos. Ir šiandien pabaigos. Viskas. Aš perėjau Ameriką.